Rytoj negaliu dar. O, be. Sako, kad Džimpliuose netvarkinga. Kaip išlaikyti maistą šiltą? Pasišildžiau mikrobangiai ir įsidėjau į kelnes. Galite užėdė, gerai. Bet aš, wow. 6 ryto, antra dalis, dabar varom į Lenkijos varžybas. Jau varom dabar. Jau varom. Užsisakėm Boltą į Varšuvą. Mus veža moteris. Čia Erika, mano keistas draugė. Čia Enrika, dar viena labai gera draugė. Aš manau, šitas stripas Enriko yra, kur mes susibendrausim labai gerai. Nes negali būti, kad mes galim nesutart, pavyzdžiui, bet Erika, tipo, mūsų draugė labai gerai. Kažkas ne taip. Nebent Erika, tu fake as fuck esi. Ant pasienio atsikėliau iš karto. 10 sekundžių iki paso, bam. Bet visus steroidus, kuriuos turim mašinai, pravežėm be problemų, net neatidarė mano kuprinės. Tai mes jau Lenkijoje. Ok, tu na. Žodžiu, kaip ir su Estijos varžybom. Ryžių dribsniai, bum, bananas. Tik tai vieną dieną anksčiau pradėjom karbintis. Šiandien dabar gaunas jau vakar valgiau daugiau. Šiandien penktadienis, dar rytoj šeštadienis yra. Estiją tai pradėjom penktadienį, šeštadienį, sekmadienį lipom. Tai šiek tiek daugiau valgom. 100 gramų ryžių dribsnių, bananas PM, proteinas 15, riešutų sviestas 30. Teisti. Kas galėjo pagalvot? Atvarėm į Maką, valgysiu čytinsiu ant mytybos ir jis varydis. Meals. Double case ar deluxe. Arba šitką. Jo, nors kažką iš tokių. Ir būtinai pasimčiau kažką skanaus ryte, tai kokį keksą imčiau. Keksą bazaras. Gerai, aš noriu. Apple cinnamon keksas. Fuck off, labai gerai. Gali man padėti? Jo. Padėk. Puf, nu jo, čia tai buvo sunkiau nei varžybam pasiruošti, išrinkti valgyt. Jesus. O aš nevalgysiu, aš laukiu, kol jie visi valgys, aš valgysiu vištą su ryžiais. Irgi skanu labai. Sutikom vieną McDonald's kompetitorių, kur tikriausiai klasikas, nužiūrėjau, atrodo gan mažas. Kas žinai. Lyvo galėjus, višta, 100 gramų, 100 ryžių, karačių, neįdomu. Atrodo skaniai. Bulvytės. Bulvės, labai gerai. Čia su mangais ir pasiflorais. O, nes kitoks ne Lietuvoj, man atrodo. Jo, tai va, dėl to nusipirkau. Burgerizas. O aš va tokį būčiau ėmęs. Va čia nice yra. Šalta višta. Kas gali būti geriau? O, Olimpija. Po to. A ne? Na. Žodžiu, atvarėm į registraciją, laukiam. Sorry? English? Name and surname only. Only name? Okay, got it. Men's Classic Physique Open, one class. One class, yes. Thank you so much. Perfect. So, okay, thank you so much. Thank you. You can go. Okay. Reikia pasidaryti fotkę turbūt čia, ne? Jo. Ai, registracija done. Dingstam iš čia, nes belenkiai užtruko valandą kokią. Tavo coach pasas, kad tu praeitum ir gautum bilietą 100 eurų. Rimtai? Gertuvę pasirodo gauni. Šit praeitais metais negaudavo iš šitą. Tenas sekmadienį 10 ryto, tai tik iki varžybų turėsim valandą 20 nusitamsinti. Šiaip nesąmonė, toks ekstra stresas, bet smagu tenai registracijų pamatyti kitus sportininkus. Toks tipo atmosfera tokia yra. Jau laukiu labai iš tikrųjų. Tai atvarėm į hotelį, viskas kaip ir okei. Apart to, kad turim tik tai vieną rankšluostį. Smirda kanalizokų biškį. Reikia siūs fotkas treneriui. Nerandam apšvietimo, iš vis jokio. Visur gaidys. Mane šitas žiauriai sugrūzino. Internetas neveikia. Manėm salį ieškoti, neatsiuntė kodų. Nu karačius. Piskla, nu dar pabiškį raminuosiu. Reikia mėgautis kelionę. Einam į salę, susiradom kažkokią vietinę salytę. Šiaip labai nenoriu daug filmuoti, aš nežinau kokios kultūros salės. Bet pati salė atrodo labai nice. 7% trefkiam, tai labai nepušinam. Biškį pavarinėt angliavandenius, kuriuos kraunam. Bet geri treniruokliai, Hammer Strength, tai ta prasme, čia vienas geriausių brandų.
Vienas smagiausių dalykų yra kitose šalyse išbandyti salės. Prasme, čia jeigu aš kur keliauju, dažnai nekeliauju, bet manau pradėsiu dažniau dabar. Tai salių išbandymai smagus reikalas. Žiūrėk, toks visi kačiokai šitą mėgsta, man atrodo. Ir man reikėjo labai nueit pasportuoti, aš jau toks kažkaip stres buvau, toks visas anxious, visas toks irzlus. Kažkaip reikėjo nueiti į salę, nežinau kodėl. Yra mums tai buvo su kelionėm, kad irzlus kažkokia buvom, į Zakopanę varėm gruodžio mėnesį. Kol nenuėjom į salę vakarą, tol toks buvo visas, dar nuėjom viskas gerai. Man net pilvo buvo pradėjo lyg skaudėti, dabar viskas žiauriai gerai. Žodžiu, dar setą krūtinį. Pripumpavom normaliai, manau. Dar liko rankos biškai. Ar pamaišo maisto svarstyklės pasimti. Dalyką, kur labiausiai tai reikia turbūt bodybuilderiui. Palikom namie, normaliai. Reiks pirkt. Bet pirksim, mane už tą 100 zlotų, ką darys. Iš akės nevarysim. Hantelį išmėtyti belenkai, sužymėti kaip turėtų būti. Bet Lietuvoje fucking tvarkinga. Sako, kad Gimpliuse netvarkinga. Gimpliuse fucking tvarkinga, ten iš vis pedantiška, sakyčiau. Čia iš tipo hanteliai kaip kas nori. Blynų nenusirenka žmonės. Pažiūrėkit, va šipys ant viršaus. Čia 5 kilų. Čia mažas jau. Blynai mėtos kai kur. Fuck it, dude. Aš gal čia salę tokia, bet šiaip smagi salė. Duodu 8 iš 10 šiaip. Ne, 7,5. Šiaip grįžom ir aš tai jau panepint biškai pabandyt. Nusiunčiau trenerių fotkas, viskas atrodo not bad. Bet man neramu, kad per daug valgom, kad forma chujevesnė. Žodžiu, nesąmonė. Dabar einu valgyt 5 valgymo savo. Ir tada prieš paskutinį turėsiu dar nusiųsti trenerių fotkas. Dar kartą. Aš valgiau lazaniją. Tu valgai lazaniją. Galiu parodyti lazaniją. Nerodyk. Kodėl? Nes negražiai atrodo. Ištrinkit šitą. Oi, tu sau, tai gal pražangėlių kokių, ką? Nusiunčiau fotkas. Man baimė yra, kad kadangi kraunu daug angliavandenių, pradėsiu, mažiau ryškumo bus. Bet dabar nusiunčiau ir treneris pizdavo, tiesiog sako, pizdant tekstorai pradėjai, kad kapiliarė ant kojų šokinėt pradėjo ir subinė giliau jos tam eina. Vapšė nesam. Žodžiu, viskas gerai yra iš tikrųjų. Viskas liuks. Galiu ramus eit miegoti ir pavalgyti paskutinį valgymą. Labas rytas. Antra diena. Dar net ne varžybų diena. Dar turim vieną pilną dieną laisvą visiškai. Ką šiandien padarysim? Nuvaryt pažiūrėti varžybas. Vyksta natūralios varžybos. Šiandien lipa kultūrizmas, tiesiog bodybuilding klasė. Bikini natūralios, tada lipa nenatūralūs kultūristai. Šitos 3 klasės, kurias noriu pažiūrėti. O tai šiandien realiai atostogos. Nusiunčiau trenerių fotkas, viskas looks nice. Šiandien ką darom, tai gal šiek tiek prisukam tik vandenį. Galvom su treneriu nesuksim vandens, bet 3 litrai vandens man tik tai. O visa kita šiek tiek mažiau maisto. Dabar jeigu pirmą dieną užkrovos varėm po ten 150 ryžių dribsnių ryte, tai dabar 8,5. Tai taip biškai mažiau, daugiau biškai riebalų, tiesiog riešutų sviesto ir taip toliau. Tai, bet viskas looks good. Varom valgyti ir varom į varžybas. Šiandien labai leidžia filmuoti, bet zanim przejdziemy do rywalizacji, kilka słów o partnerach i sponsorach, dzięki którym World Wide oraz IABB Pro League w Polsce. O kom skiriasi kultūristai, nes galvojat kultūristai, tai aš kultūristas. Aš klasikinis kultūristas, o čia liks kultūristai. Kultūristai yra didesni tokie, labiau mėsos turi. Klasikiniai tokie mes simetrija, estetika labiau. Tom skiriasi. Wspiera zawodników w przygotowaniach do startu. Quarter to the right.
Men's Bodybuilding Natural Open. Aš čia vis sakau, kokius statulėlių noriu, ir jeigu laimi absoliutaus čempiono Jak się czujesz tytulą, jako zwycięzca? gauni žiedą, diržą, statulėlę, žodžiu, aš noriu žiedą. Kaip išlaikyti maistą šiltą? Pasišildžiau mikrobangiai ir įsidėjau į kelnes, į kuprinę. Bum, višta. Ir ryžiai. Šį kartą turim jau mažiau ryžių šiandien. Ar nori, tai gal jie nenorėjo, atsisakė. Joje, tie taikliai. Atvarė mano palaikymą Hebros biškį daugiau. Bum! Turim tokių. Aš biškį turiu uždėti užuolaidas, turiu padaryti fotkės 4, gerai? Nusirengs, parodysiu šikną. Idiotas, bangelis visada. Galite užėti, nebijokit. Šiknai leido, na. Šitai biškai keista, ne? Situacija. Jau turim vakarą prieš varžybas. Dar turiu vieną valgymą šiandien pasidaryti, bet dabar neįdaraus. Dabar daraus rytojaus dienai. Atsiuntė treneris planą, ką turiu daryti, kiek valgymus padaryti prieš sceną. Tai long story short, turiu padaryti 3 valgymus, 2 didelius, 1 mažą iki užlipimo ant scenos. Rytoj atsikeliu 7 val. Ryto, iki 11:30 3 kartai. Bum. Ir pats matau, kad šito reikia. Iš to, kaip keičiasi vizualas, kai daugiau maisto gaunu, tikrai daug viskas geriau. Atvarė šiaip labai daug mano draugų. Realiai skiria laiką tiesiog iš savo gyvenimo, kad atvaryt, pažiūrėt mane, kaip dalyvauju varžybose. Tai man čia yra didžiausias turbūt laimėjimas. Šita kelionė ypatingai irgi. Pavyzdžiui, mes su mano mergina, realiai beveik nieką nesipykti. Labai nedaug turim pykčių, dažniausiai labai viską gražiai sprendėm. Ši kelionė biškai kitokia, nuo pat pirmos dienos, aš ypatingai pirmą dieną ir zlus buvau toksai, tas toks visas. Dabar viskas kažkaip biškai nusistovi, bet dar toks aš iš viso atrodo, atrodo, kad man pohui, bet man nėra pohui. Tai toks įdomu, kaip kiekvienas varžybos realiai turi skirtingą, visada skirtingos būna, visą laiką kitokios, emociškai, tiek fiziškai, viskas būna kitaip. Kas liečia šiaip visą kelionę ir taip toliau, aš dažniausiai labai mėgau jos kelionę, labai procesų visų. Šitos aš kažkoks irzlus, toks negaliu išjausti to viso gėrio kelionės, emocijų tų visų. Ypatingai, kad atvarė 10 draugų. Žmonės skiria savo laiką iš savo savaitgalio, atvažiuoti čia pinigus, laiką, viską. Ir kad pažiūrėt mano fucking tas suknistas varžybos ir mane ten sutriusis. Didžiausias, aišku, man tikslas yra padaryti geriau nei buvo Estijoje. Geresnį paketą, geresnę formą atnešti. Kol nepamatysiu ant scenos, tol nežinau. Nes kai aš save pastoviai matau, tai aplink visi sako, kad tikrai bus daug geriau. O pačiam save vertinti yra žiauriai sunku. Tai kol nepamatysiu atro fotkio ant scenos, tol nežinau, kokia reali ta forma. Man tikslas buvo daryti geriau nei praeitą sezoną, nes man tas vizualas dabar yra irgi Lenkijoje, kad užlipsiu, tai kad būsiu taip pat kaip Estijoje. O Estijoje, kai lipu, tai kad būsiu taip pat kaip Vengrijoje 2-4. Tai taip ir važiuojam. Bet jo, jaučiuosi šiek tiek pavargęs, nors ir daug atrodo nieko nedarau šiandien. Toks atrodo emociškai reikia savo pagulėti lovai biškį, pačilinti ir pasiruošti rytoj. Tai va, aš ready to rock, susitinkam rytoj, jau varžybų dieną. Kažkaip labai šalta šiandien, gal aš čia jaudinas, dėl to viskas šalo rankos. Bet šiaip tai ne, pavalgiau, nusinčiu treneriui fotkės jau, dar yra 8 ryto. Mes išvažiavom už valandos. Labai laukiam. Net sunku miegot buvo. Mūsų treneris jau irgi man atrodo sakė, kad yra Švedijai, dabar kitose varžybose. Tai online coachina mane. Senas. #online coaching. Kas norit prisijungti į online coachinimo klubą, kad jūs treniruočiau online ir jūs pasiektumėt gerų rezultatų, porte, numestumėt svorį, priaugtumėt raumens, parašykit man į PM-ą. Kas nuo šito video ateis į online, tam nuolaidą padarysiu. 2%. 2%? Mažai?
Daug, biškių nuolaidų. Ne, 2% nuolaida, jeigu ateinat į čia į online. Nuo šito video. Nes žmonės nežiūri YouTube'os. Tai. Nu, dabar pareis. Ir šitas sproksta videkas. Ir gal dėtis daiktus, ar ne, keltis, kiek aš galima galėtų. Oi, gerai, keltis. Nes tau užtenka spalvos, bet tu dabar toks neturi pakankamai, žinai, va ten. O čia tai saldekas. Gama. Kiam gramų Atrodo medaus? Kiam saldžiai. gramų medaus? Visi kontentą kaba. Visi filmuoja kaba. Šiaip dažniausiai nusipurški dieną prieš ir kitos dienos anksti ryte. Ir turi laiko prieš sceną pailsėt, pagulėt. O čia tai valanda 30 iki varžybų, tada tik tai tenina. Tada tai aš jau 3 sluoksnius vaikščiau. Dar gal netais. Oi, gražus. Oi, gražus. Gražus? Labai gražus. Tai man atrodo, man tinka. Tikriausiai pirmąsyk matau, kaip atsispaudimas daro. Grzegorz Jakielaszek, Adrian Młynarz, Piotr Jamiński, Zygimantas Prancilus. Pažiūrėkit, koks gražus, Panowie, insane. zapraszam. Wow. Nuostabus vyras. Parodyk savo happy number. 195. Bet aš, na, wow. O Dieve. Oh my God. Ostatnią kategorię, a będzie to Men's Classic Physique Natural Open. Dawaj! Žiauru, žygi, žiauru. Insane. Op! Oi gerai, oi gerai! Op! Gerai! Bravo, žygi, bravo. Taip. Davai. 123 speed. Kosminis. Iki viduriuką. Laikyk! Laikai, wow. Žygi kojas, kojas. Gerai. Front of a bicycle, guys. Op! Laikai, kitsam. Oi gerai! Šikna, šikna. Bravo! Front of a bicycle. Dawaj teraz! Plecy! Tak, super! Łykaj, Żygi, łykaj! Race 4. Dawaj, dawaj, dawaj! Brawo! Trzymaj! Tak, super! Oj, gerai! Oj, gerai! Good job, guys. Thank you so much. Dawaj! Insane, viskas, dan. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wielkie brawa. Z numerem 126 Grzegorz Smokowski. Vataipa! Open zostaje Zygimantas Prancilus. Vataip! Reikės galvot, kur statys namie. Bravo, Žygi! Net ir tas nori atsistot šalia. Su žiedu, parodyk, ką ten gavai. Love you and thank you guys, everyone. Yeah! Congratulations once again, and we will have our greatest crush of the pro card.
Vienu žodžiu, eis testuotis. Turi gerti daug vandens, nieko saldaus nevalgyti, nieko sūraus nevalgyti. Oh my god. Tokį rimtą žiedą. Wow. Jau balsui viskas. Bet to mažiau visą. Mano jau nebėra po pirmo išėjimo. Ten net apsauginis atėjo pašonį žiūrėti, ta prasme, ar man viskas gerai. Dar taip nesu niekam rėkus, žinau, kaip tau rėkiau. Bet 70. Ne, tikrai nėra kažkas to. Kiek šią ragausi? Va čia atrodo gerai. O jo, tavo visiškai tipo. Baltas šokoladas, uogytės. Ane? Nes rūgštumo uogytės turi. Žodžiu, praėjo jau nuo varžybų 4 dienos. Tai dabar tokiam viskam nusistovėjus padariau trumpą recapą, kaip kas buvo ir ar aš patenkintas forma, ar ne, ar iš viskas, kas dabar vyksta. Pirmas mano absoliučios kategorijos laimėjimas, dėl ko labai džiaugiuosi, visai kitų prizų gavau žiedų, taurę, diržą, žodžiu. Ir labai patenkintas aš pats rezultatų, bet savo formą ne tiek. Prieš varžybas, kai jau rodžiau ne kartą, kad yra kraunami angliavandeniai, tai kai tiesiog valgai daug daugiau nei įprastai, kad raumenynas būtų pilnesnis, vizualas visas didesnis, ryškesnis. Būna įvyksta ne visada taip pagal planą, kaip norėtum, ir mano organizmas šitą sureagavo ne visiškai taip, kaip turėtų. Ko pasakoje realiai ant scenos atsistojau, netoks ryškus, ypatingai ties kojom, nei galvojau, kad būsiu ir nei norėčiau. Porą dienų po varžybų iš tikrųjų turėjau tokią biškę emociškai nelabai smagų laiką, nes aš jau tikėjausi, kad Lenkijai turėsim labai gerą paketą visą, su kuriuo galėsim varyti į Maroką, o pasirodo, nebuvo labai taip. Tai nors ir laimėjau, vis tiek tokia buvo biški duobė, kad fuck, čia kaip dabar bus toliau čia. Ar toks ir tiesiog užlipsiu Marokė, nes pagal mane ten, pagal taip kaip Lenkijai stovėjau, nu aš Marokė šansų nelabai turėčiau. Turiu daug geresnis būtų. Bet jau praėjo nemažai dienų, buvo pašnekėti ir su treneriu, kad keisim taktiką iš tos pusės, bandysim daryti kitaip, mano kūnas šiek tiek kitaip reaguoja į tas visus angliavandenius. Tai va, ir viskas kaip ir susidėliota jau į vietas. Kažkaip dar prieš Lenkijos varžybas daugiau ir jaudinaus. Dabar visas tas abejonės atrodo taip gerai buvo išgyventi ir manau, kad Marokė užlipsiu tikrai best versiją savęs. Tiek ir iš formos, bet tiek ir iš psichologinės pusės, nes prieš Lenkiją kažkodėl taip šiek tiek, nors ir buvau pasitikinęs savę, vis tiek myžau į batą neblogai. Ir visai pusiškai, manau, bus visiškai kitokia patirtis ir kitokios rezultatas. Tai va, 2 iš 3 done, liko paskutinės varžybos. Trečiadienį jau skrendam į Maroką, šeštadienį kita varžybos, tai čia gaunas už 9 dienų. Ir viskas, dėl tos pro kortos. Susitinkam, kai varysim į Maroką.